Labadiena, mėly Patreon kanalo žiūrovai, aš gydytojas Vytautas Abraitis ir šiandien vėl pakalbėsime apie kūno grožį, sveikatą ir svorio metimą, nes tai pasirodo labai aktuali tema, dėl to, kad dabar yra vasara ir daug žmonių pliažuose nuogi ir daugiau paimsiu tokius aspektus bendražmogiškus. Aš turiu nemažą patirtį pokalbių šią temą ir dabar daug labai skaitau šią temą, nes mano didelis rautas pacienčių, kurios turėjo kartotinius persėdimus, 2 ir daugiau, yra susijęs su nutukimu šitą būklę ir aš dažnai tą paminėdavau. Ir labai dažnas atsakymas būdavo: daktarė, aš nuo vaikystės kaunuosi su antsvoriu. Ir ką pirmiausia noriu pasakyti, kad kautis visą gyvenimą tikrai neverta, jeigu jūs esat kažkiek pilnesnis. Aš jau kalbėjau apie tai, kad truputį pilnesnis žmogus ilgiau gyvena už labai kūdą, ar liekną, ar sausą, nežinau kaip čia pavadinti teisingai. Jam yra kur kas mažesnė osteoporozė ir mažesnė sarkopenija. Nes sarkopenija tai yra raumenų masės mažėjimas, nes raumeniui reikia aptarnauti truputėlį stambesnį organizmą ir raumuo turi būti stipresnis. Tai vienas dalykas, kitas dalykas sarkopenijos atveju prie baltymų bado. Kūnas ima baltymą iš raumens, dar vienas faktorius. Na ir trečiasis, ilgamžystė. Aišku, tai nėra labai nutukusių žmonių, kurie yra 150–200 kg, jiems negalioja, bet truputėlį pilnesnis žmogus gyvena ilgiau. Ir kada prisižiūrit jūs įvairiausių paveiksliukų žmonių, kurie visą gyvenimą skiria savo išvaizdai, neišeina iš sporto klubo, be abejo gali varyti kompleksą, bet to nereikėtų. Ir va tas žmonių pasakymas, kad aš nuo vaikystės kaunuosi su savo svoriu, tai to nereikia daryti. Nes tas nuolatinės kovos būsena, tai yra nuolatinis kaltės jausmas, savivertės kritimas, savęs žeminimas kaip bevalio, to neverta, to nereikia. Jūs geriau būkite laimingesni, bet truputėlį storesni. Aš nekalbu, vėlgi pasikartosiu, apie labai storus žmonės. Ir jeigu jau nusiteikę tą daryti, pirmiausiai įvertinkite savo valią. Nes trumpalaikiai tokie badavimai, labai ekstremalūs svorio metimai, jie gali tik jums sugadinti sveikatą ir jūs paskui nutrūksite, ilgai tokiu režimu neišgyvensite, vėl tas jums svoris ataugs ir vėl bus papildomas toks savivertės ir savęs žeminimo epizodas, kad jūs esate bevaliai. To nereikia pradėti. Tokiu atveju, jeigu esate bevaliai, tai ramiai gyvenkit. Specialiai galbūt nesižudykit jau taip visiškai, bet ramiai gyvenkit ir jeigu jau jaučiat, kad neužlipat į 2 aukštą uždusę, nepainat 100 metrų uždusę, jau sąnarį skauda 1, 2, prakaituojat kaip fontanai, negalite atlikti elementarių buitinių veiksmų ar darbinių. Taip, tada jau įjunkite medikamentus arba atlikite bariatrinę chirurgiją, tai yra skrandžio mažinimą ar apeinamą operaciją. Žinau tokių labai atletų, kurie taip nusiteikia ryžtingai savo kenkti, jie netgi apeina ir skrandžio mažinimą. Unikali tokia situacija, labai juokinga, bet tą įmanoma apeiti labai pasistengus, bet tai čia yra ypatingai vienetai žmonių. Didžioji dauguma susitvarko svoris sumažinus skrandį ar padarė žarnyno apeinamą operaciją. Taip pat, o jeigu jau labai stambus žmogus, jau tada tiesiog gyvybės mirties klausimas, tai reikia daryti, nes vaikšto tokie tiksinčios bombos tie žmonės ir jie tiesiog nesupranta, kad bet kada gali jiems kažkas įvykti. O jeigu turit valią, turit susitaikyti, kad tai yra ilgalaikis procesas. Ne tai, kad šiandien nusprendžiau, dabar iki vakaro nevalgysiu, tai nėra tas kelias. Aš tą būdą radau keliose vietose. Pats pirmasis buvo aprašytas ispanų kilmės mokslininkų tarptautinėme mitybos žurnale ir tai, ko gero, reikėtų vadinti kaip ispanišką metodiką. Paskui jau ten jau daug kas juos pakartoja. 2011 metų yra šita publikacija ir ten labai gražiai aprašyti žingsniai, kaip reikėtų daryti. Pirmiausia, reikia suprasti, kad graži figūra tai yra mūsų gyvenimo būdas. Daug kas mūsų išorė atspindi mūsų gyvenimo būdą, gražus kūno sudėjimas taip pat. Tai yra mityba, tai yra fizinis krūvis ir tiesiog žmogaus visas gyvenimo kelias atsispindi jo veide. Yra žmonių, kurie atrodo, jisai nesimaivo, bet piktas, o kitas atrodo, jisai nesimaivo, bet jis linksmas. Yra tokių.
Manau, ne vieną savo aplinkoje tą turite. Tai bet jeigu jūsų valia pakankama, tai dabar klausykite. Pirmiausia, su kuo susidursite? Paradoksas, su neigiama aplinkinių reakcija. Ir tą labai aprašo vaizdžiai, kaip šeimos nariai, netgi patys artimiausi, staiga ima kažką arba labai siūlyt suvalgyti tokiam žmogui, arba siūlo nevalgyti, kažkaip atriboti. Bet taip, kad santūriai pažiūrėtų supratingai, būna anaiptol ne visada. Kitas momentas tai yra draugai bendradarbiai, kuriuos, kaip nekeista, labai suerzina tų žmonių, ir jūsų, jeigu tai bus jūs, pasiryžimas būti gražesniu ar sveikesniu, kažkodėl tai. Nes matyt, svetimos nelaimės žymiai labiau džiugina negu svetima sėkmė. Ir tikrai labai blogai jums nebus, mylėjai. Nenusiteikit, kad jau bus kažkaip labai blogai, kad jūs jausit alkį, kažkaip triks sveikata. Mūsų smegenim yra būdinga projektuoti blogiausius scenarius. Kaip pavyzdį pateiksiu garsėją Roberto Kleko studiją, arba dar vadinama veido rando studija, kada žmonėm buvo tikrinama aplinkinių reakcija į baisų randą ant veido. Tiem žmonėm būdavo išpiešiami randai ant veido, ten yra paveiksliukai, tikrai įspūdingai atrodė. Ir tie žmonės būdavo išleidžiami į gatvę, jie po kur laiko grįždavo ir atpasakodavo, ką jie jautė, kokia buvo aplinkinių reakcija. Ir daugybė buvo ten pasibjaurėjimo, išgąsčio, užuojautos, įvairiausių emocijų, yra gana didelis procentas. Bet kame yra esmė? Esmė ta, kad tiem žmonėm prieš išeinant į tą gatvę, eksperimento vykdytojai sakydavo, mes dar padarysim tokias paskutinės korekcijas jums ant veido. Ir jie tą randą nulupdavo ir tas žmogus eidavo be jokio rando, bet įsivaizduodavo, kad tą randą turi, kol susiorientuodavo, kad to rando nėra. Ir ką projektuoja jo smegenys, ką projektuoja ten tie visi vaikystės, jaunystės laikų traumatizmai. Smegenim būdinga projektuoti blogiausią scenarijų. Čia įvairiuose gyvenimo srityse tą galite savo prisitaikyti, laukdami kažkokiu, tai bet kokių ten profesinių, teisinių veiksmų, tą žinokit. Tai va, tai nebus tai blogai. Nuo ko reikėtų pradėti? Pirmiausia, nuo analizės. Aš praeitą laidą, kur kalbėjau apie resveratrolį, ta laida pagal jūsų reakciją supratau, kad truputėlį per daug ilga, per daug moksliška, tai aš dabar šiek tiek paprastinu. Pirmiausia, reikėtų du klausimai, ar aš sveikas ir ko aš noriu iš šito svorio metimo. Aš apie juos jau kalbėjau už praeitoj laidoj ir jeigu tikrai jūs esate sveiki, tą patvirtina gydytojas, o jeigu gydytojo iš prigimties bijot, vengiat ar dėl kažko neinat, tai daugybė kitų tyrimų, galima kraujo tyrimus padaryti ir tam tikrus kitus biocheminius, bendruosius, šlapimas ir taip toliau. Tai jeigu esate sveiki, tiesiog turbūt ir jaučiatės, kad sveiki. Tai kitas klausimas, ko jūs norit, jeigu bet kokią kainą, tai tinka tada įvairios schemos, bet kokią kainą svorio metimas ir ekstremalus badavimas, vėlgi tai yra atkryčio pavojus ir yra sarkopenijos pavojus, kada jeigu badaujat baltymo sąskaitą, mažėja raumenų masė, didėja osteoporozės arba osteopenijos rizika. Tai yra blogas mechanizmas, apie tai aš kalbėjau, dabar į tą nesijungsiu. Pirmiausiai, jums reikėtų atlikti savo mitybos analizę. Trumpiausias ciklas yra ne para, bet trumpiausias ciklas yra savaitė. Jūs turite užsivesti arba dienyną, kalendorių sąsiuvinį, maisto analizės kažkokį tai. Kažką tai kaip pavadinsit, tai bus gerai, bet užsirašyt, ką konkrečiai valgot. Savęs neapgaudinėjant, net ir visus užkandžiavimus. Pagal kalorijų lentelę, pagal svorį labai lengva pasakyti, kiek kalorijų naudojate. Ir savaitę žmogus valgo skirtingai, savaitgalį ir darbo dieną, dėl to savaitės ciklą reikia imti. Ir po to pasižiūrėti, kiek jūs kalorijų suvalgot. Jeigu jūs norit išlaikyti savo kūno masę, jums nereikia tiesiog didinti. Jeigu jūs norite sumažinti svorį, jums reikia nuo bendro raciono numesti 10-15 procentų. Ir tai įgalina be kančių lengvai mesti svorį. Primenu vėlgi, kad maždaug 1500 kalorijų yra bazinis kiekis. Aš žinau, kad yra kilokalorijos, aš tiesiog kalorijom vadinu dėl greičio, kad jūsų neužkraut laiku. Moterim mažiau kaip 1500 truputėlį, vyram daugiau, tai yra bazinė kalorijų norma, kur tai yra miokardas, tai yra diafragma, tai yra visi organizmo procesai reikalaujantis energijos, tiek elektriniai smegenys, tiek biocheminiai, tiek kepenyse, kraujo ir taip toliau.
Tai va šitą kalorijų kiekį mums reikia sunaudoti ir mažesnis kiekis yra ekstremalumas mūsų organizmui. Ir labai toks charakteringas pavyzdys buvo priimtas tiem žmonėm, kurie sako, aš tunku iš oro, aš nieko nevalgau. Koncentracijos stovyklose, atkreipkite dėmesį, pažiūrėkit dokumentiką, nei vieno nėra storo. Ten kalorijų norma buvo tikrai kankinanti, tą žmogų žeminanti 500 maždaug kalorijų per dieną. Ir dėl to visi labai greitai kūdo, nes tie žmonės plus ir sunku darbą dar dirba. Tai va, iš oro niekas netunka, mėlyjei. Jeigu įprastai, nesant labai aukšto lygio sportininkų ar labai sunku fizinį darbą dirbančiam žmogui, tai maždaug yra iki 3000 kilokalorijų per parą. Tai jeigu absoliučiai skaičiais, tai 2-300 kalorijų minus santūraus svorio metimo periodu būtų pats tas. Ir jūs be didelių kančių lieknėtumėt. Aišku, nerimo epizodai, jeigu žmogui yra obsesinis valgymas, nerimas jisai jį suvalgo, na ką jau čia dabar be padarysi, vėlgi reikalinga geležinė valia, tai geriau jau žmogus storesnis, bet ne tai, kad nueina ar pasikaria, ar vartoja narkotikus ar alkoholį. Tai čia iš kelių blogybių turbūt gal ir mažesnė šiek tiek yra, bet tą reikia turėti omeny, reikėtų to išvengti. Kiek kalorijų turi riebalas? Ne gabalas sviesto kilogramo ar lašinių, bet mūsų riebalas kažkur tai, kiek jisai turi kalorijų, vertinant energetiškai, ar žinoja. Na, maždaug 7500. Tai yra labai daug. Ir įsivaizduokite, reiškia, jeigu nieko nedarant, gulint lovoje kaip kuolui ir nevalgant, tai 1500, jeigu yra paros būtinoji norma, tai praktiškai 5 paros yra 1 kilogramas riebalų sąskaita. Aišku, tada išeina iš organizmo nemažai skysčių, sumažėja raumenų masė, sumažėja ir baltymo, tas yra greitesnis procesas, bet jeigu vien riebalo, tai yra 7500 kalorijų, tai yra daug. Bet laipsniškai po truputėlį galima tikrai nusimesti. Pats ekstremaliausias, kaip jums atrodo, kiek galime be maisto išgyventi apskritai parų. Koks yra pasaulio rekordas? Pasaulio rekordas yra 382 dienos, garsusis Angus Barbieri, kuris svėrė virš 200 kg. Jis nevalgė ilgiau kaip metus ir numetė svorio iki 80 kg. Buvo gydytojų priežiūra, griežtoji pradžioje tai buvo ligoninė, po to iš namų važinėjo į ligoninę, darėsi kraujo tyrimus ir nieko baisaus nebuvo. Taip, jisai naudojo vandenį, gėrė vandenį, elektrolitus, kad nebūtų ryškaus disbalanso elektrolitų, nes tai gali privesti prie mirties. Tokio ilgio badavimas, bei naudojo mielių ekstraktą labai nedaug kaip būtinųjų amino rūgščių šaltinį. Kaip žinia, ne visas amino rūgštis mes susintetinti galim patys organizme, dėl to tų būtinųjų reikėtų tiesiog elementariam biocheminiam procesam, bet jis valgė jų labai nedaug. Gerai ten nesibaigė, jisai po to atnaujino valgymą, tiesa jis naudojo arbatą juodą ir kavą dar gėrė, žodžiu, 0 kalorijų, jos buvo ten visiškai nesaldintos ir be pieno, be nieko. Tie gėrimai, jis po to po truputėlį pradėjo valgyti, pradėjo nuo kiaušinio ir paskui vėl įsivažiavo, bet po kurio laiko kažkas įvyko, dokumentika nutyli šitą faktą ir greičiausiai jis mirė nuo kraujavimo iš skrandžio, būdamas 51 metų amžiuje. Na ir vėl jau nutukęs. Tai rodo, kad galbūt su žmogaus psichika kažkas buvo, kad jis vis dėlto nesugebėjo tą padaryti. Tai pavyzdys, kad toks ekstremalus svorio numetimas, na, jis nėra visada efektyvus ir tas žmogus labai ilgo gyvenimo nesulaukia, bet jau virš 200, tai irgi žmogus jau yra viena koja karste praktiškai. Tai va tokie įdomiai faktai apie svorio metimą. Taigi, mylėjai, dabar reziumuoju, kad truputėlį pilnesnis žmogus, jis visiškai nereiškia, kad yra negražus. Aš pažįstu moteris, kurių nesugebėjau kalbėti, kad nesidarytų plastinių operacijų dėl tokio truputėlį didesnio pilvo, truputėlį didesnių krūtų ir tas, na, mano akiai žiūrint, grožis yra subjektyvu, joms tikrai pakenkė ir grožio prasme ir jų pačių nuomonė joms pakenkė. Ir gaila, kaip žmogus kartais pasikarščioja ir elgėsi agresyviai savo kūno sąskaitą. Tai žodžiu, dabar sudedam taškus.
truputėlį pilnas žmogus, jis nėra niekiek lygotesnis, jis kaip tik šiek tiek ilgiau gyvena, jis kaip tik šiek tiek mažesnę riziką turi sarkopenijai ir osteoporozei. Tai netgi yra įrodyta ir ne kartą, atsiverskit mano pirmosius Patreono įrašus. Ir tokio svorio koreguoti tikrai nereikia, jeigu jūs prisižiūrėjote ten telefone daugybę ten tų išraiškingais presais kaip Ronaldo ar ten kitų moterų gražuolių, nežinau dabar tiksliai negaliu pasakyti kokių. To siekti nereikia. Tai įvaro bereikalingą kompleksą į galvą, bereikalingą nerimą, kas jums daro dar didesnę žalą. Ir tas kiekvienas atkritis, jis dar labiau menkina jūsų savivertę, parodo, kad jūs neturite valios ir jums tas tikrai jau bent jau nepadeda. O jeigu valios visiškai neturite ir esat jau labai sunkus, nutukimas yra 2-3 laipsnio, kūno masės indeksas ten jau yra didžiulis, tokiu atveju jums reikėtų, irgi savęs per daug nekankinti, nes tik sugadinsit sveikatą ir vis tiek jūs atkrisit, svoris jūsų tikrai atšoks. Ir tokiu atveju, įjungti medikamentinį gydymą, žinome, 2 tipo diabetui skirtus preparatus, kurie kaip šalutinis poveikis dar tas off-label vadinamasis ne pagal indikacijas, jisai sukelia ir svorio mažėjimą. Jeigu yra gyvybės ir mirties klausimas, aš manau, tai yra pateisinama. Turi bjaurų tokį šalutinį efektą, tai yra pykinimas, vėmimas. Jeigu smarku iki 20%, jeigu nesmarku ar epizodinė, tai net iki 50%, aš nesivaizduoju. Man tai pykinti yra bjaurus jausmas tikrai labai, kaip žmonės iškenčia, bet jeigu tai yra gyvybės mirties klausimas, tai yra pateisinama. Arba bariatrinė chirurgija, tai yra chirurgai sumažina jūsų skrandžio tūrį arba padaro apeinamąją žarnyno operaciją. Operacijos dabar jos ištobulėja, palengvėja, tikrai patrumpėja ir jums tas gali padėti. Ir jūs atgausite savo sveikatą, nes jūs taip galutinai susivaryti savo visą sąnarių sistemą, endokrininę sistemą negrįžtamai. Tai kad būtų tas procesas jūsų nenumarintų, jums reikėtų tą padaryti. Jeigu turite valios, esate stipriai nutukę ir norite pamažinti svorį, tai mano akiai žiūrint, pati logiškiausia sistema yra pirmiausiai pradėti maisto analizę savaitės ciklu, sverti ir skaičiuoti savo kalorijas savaitę ir laipsniškai nuiminėti 10-15% nuo savo kaloražo. Be abejo, geriausiai būtų įjungti ir fizinį krūvį, bet jau papildoma sąlyga. Įjungus fizinį krūvį viskas tada jau stipriai keičiasi, bet jeigu jūs neįjungiat fizinio krūvio papildomo, jums tada tokia schema turbūt būtų pati geriausia. O ką iš konkrečiai tų elementų vartot, nevartot, pakalbėsim galbūt kitą kartą, jeigu jums tai įdomu. Būkit sveiki, gražūs ir laimingi. Iki.